Antros knygos skaitymą. Knygos pavadinimą jūs jau matot prieš skaidrėje, alfa sindromas. Knyga skirtingai nei pirmoji, kurią pristatė mano kolegė Vilija, tokia solidi, jos visos mes neperskaitysime šiandien. Dalį knygos iš vis paliksime net nepavartę. Iš visos knygos, beje, nepasakėme pradžioje, visos knygos, kurias čia dabar, taip jau vaizdžiai sakant, skaitome kartu su jumis, yra mūsų bibliotekėlėje ir galime jas pasiimti, pavartyti, paskaityti lygiai taip pat, kaip ir iš bibliotekos imate knygas. Taigi, jeigu susidomėsite, arba, tarkime, ta dalis, kurios mes sakome, nepaskaitysime, jums atrodys įdomi, jūs galite paimti ir pastudijuoti savarankiškai. Dabar labai trumpai apie knygos autorius, kasgi šitie du žmonės, kurie parašė šitą knygą. Keitė Ludman yra baigusi psichologijos ir inžinierijos mokslus. Jos tekste labai aiškiai dera emocinės įžvalgos ir loginės išvados. Ir Edis Erlandson yra medikas, širdies kraujagyslių chirurgas. Va čia dabar toks įdomus derinys ir kas čia dabar iš to. O iš to knygos specifika yra. Šita sutuoktinių pora paskutiniu metu dėmesį skyrusi sveikos gyvensenos ir žmogiškųjų išteklių mokymo tai sričiai. Vat iš tų įvairių savo studijų, tyrinėjimų ir iš patirties štai tokią studiją ir parengė. Grįžkim prie knygos autoriaus Edžio Erlandson. Medikas, chirurgas. Jis sako štai tokį dalyką, kad kai aš išoperavau 10 000 savo pacientą ir kai pamačiau, sužinojau, kad 75% mano tų pacientų yra vadovai, vedliai, tai aš supratau, kad aš ne tą darbą darau, kokį turėčiau daryti gyvenime. Aš turėčiau daryti kažką tokio, kad jie neatsidurtų pas mane ant operacinės stalo, kad jie neišgirstų tos baisios diagnozės ir kad jų gyvenimas būtų, kad jie nugyventų sveikesnį, darnesnį gyvenimą, bendresnį gyvenimą draugėje su kitais, neišgirdę tos baisiosios savo ligos diagnozės. Taigi, Edis baigė savo mediko praktiką, jis dabar nebeužsiima tą chirurgo praktiką, įkūrė su žmona konsultavimo institutą ir, kaip sakiau, konsultuoja žmogiškųjų išteklių klausimais įvairias organizacijas. Dabar kamgi knyga skirta? Jeigu jūs dirbate su vedliu, su vadovu, jūs sužinosite, kaip galima sureguliuoti santykius pozityviau, užuot verkšliams, užuot skundusis, kaip blogai, kaip negerai, kaip čia nedarniai mes dirbame. Paklausykit vienos citatos iš knygos. Dauguma darbuotojų 10 ar daugiau valandų per mėnesį praleidžia besiskusdami savo viršininkais arba klausydamiesi panašių kito žmogaus skundus. O beveik trečdalis darbuotojų tam skiria 20 ir daugiau valandų per savaitę. Visai nemažai atrodo. 20 valandų per savaitę. Ar čia darbo metu? Čia jau tuo metu neįvardinta ar tuo ar kitu, bet atrodytų vis tiek tiem verkšlenimam, kaip mums yra negerai ir iš to greičiausiai nieko. Nebent išsiliejimas. Toks ramiau pasidaro. Taigi, grįžkim prie to, kam knyga skirta. Tai jeigu mes esam šalia vedlio, šalia stipraus lyderio, tai šitą knygą skaitydami rasime krūvas patarimų, kaip darniau su tuo vedliu sutarti gyventi. Kitas požiūris, jeigu jūs patys, mes patys esame vedliai, dabar čia vėlgi galim pažiūrėti įvairių kampų. Ar klasės lyderis, mokytojas stovintis prieš klasę, vadovaujantis klasė, taip? Ar tėvų bendruomenėje, ar savo auklėtinių klasėje irgi lyderis, klasės auklėtojas, taip? Galų gale kolektyve kokios tai grupės, kūrybinės grupės, ar kitos ten grupės, kuris susikūrusi kokio projekto erdvėje. Taigi, jeigu mes esame vedliai,
Knyga sakys štai ką. Pasižiūrėkite, mėlyjei, dažniau į save, į veidrodį savo. Paanalizuokite, patyrinėkite, pagalvokite apie savo veiklą, refleksuokite ją. Ar jūs tikrai elgiatės gerai, ar jūs, kur jūs suklydote, viena kita situacija, kodėl jums ten kažkaip baigėsi ne taip, kaip norėtųsi. Ir į tą refleksiją per visą knygos eigą yra labai skatinama. Tiesiog turėti laiko, noro atsigręžti į savo kasdieninį darbą. Vadinasi, knyga ir vedliams, ir šalia vedlių besantiems. Dabar jūs matot knygos turinį. Gausus, išties 9 skyrių knyga. Ir apimtis, aišku, irgi tai byloja. Mes per tą laiką mums skirtą paskaitysime 1-2 skyrių. Antrą skyrių skaitydami padarysime keletą tokių, užpildydami anketėlių, padarysime tyrimų. Tai va, kaip ir sakiau, atsigręšime į save. Ir paskui knygą paliksime ramybėje. Viso vidurio 3, 4, 5, 6 skyriaus mes neskaitysime, nes kai jūs sužinosite savo kažkokį tikslesnį tipą, galėsite konkrečiai į tą skyrių besiorientuodami imti tą knygą ir skaityti. Tai va tas žymenys knygos viduryje juodas reiškia, kad va šitiek mes knygos net nepavartysime. Šiek tiek pakalbėję apie vedlių komandą, 7 skyrius, knygos skaitymą baigsime 8 skyriumi, vedlio priežiūra ir maitinimas. Ir va dabar čia šitas mano pasakymas, autoriaus pristatymas, kad tai yra mediko patirtis, labai gražiai nusėdusi į tą vadybinį tą lygmenį, taip, būtent ir radosi tas skyrius ir radosi iš mediko patirties. Taip ir skaitysime šitą knygą ir galime, kokios naudos tikėsimės perskaitę šitą knygą jau čia užsiminti. Taip, kad jeigu jūs norite tobulėti, knyga jums. Jeigu jums rūpi aplinkiniai, knyga irgi jums. O dar perfrazuojant vieną tokį posakį knygos, jeigu jūs, mėlieji vadovai, vedliai ar ten lyderiai savo organizacijų nenorite gauti širdies smūgio arba nenorite kitiems dalinti širdies smūgių, vadinasi, jums reikia pasimokyti darniai dirbti, darniai išgyventi su vedliu, komandoje, kolektyve ir šita knyga išties tokių patarimų pažeria tikrai daug. Ypač kada nuo to viso komandinio žvilgsnio krypstama į individualų tame 8 skyriuje, kurį mes paskaitysime. Dabar praktiniai knygos žodžiai, nuo jų ir pradėsime tą skaitymą. Alfa sindromas. Mano galva šita iliustracija, kurią aš jums parinkau, iškalbinga, aiškinantis ir kas yra alfa asmenybė, ir kas yra alfa asmenybės tas sindromas. Norit pabandyti pagalvoti, kaip čia dabar, kuo šita iliustracija yra iškalbinga, aiškinantis, kas yra alfa asmenybė. Sūkurys spinduliai einantis iš šonus. Sūkurys, Daiva, ką turi galvoj? Judėjimas, įsiurbt gali. O judėjimas, greitis, įvykių, gal taip, įvykiai nuolatiniai, taip, kur įvykių gausa, tempas, adrenalinas, čia visame tame rate vedlys, turbūt vadovas sukasi greičiausiai, taip? Arba jo pavaldiniai. O kaip sugeba išsuplėsti? Bet tada greičiausiai vis tiek tame viduriuke mes įžvelgtumėm vedlį vis tiek, tas, kuris užsuka. Bet kartu ir baisu, nes jau tik, kad tai gali taip įsiurbt, kad nebeištrūkti iš to vidurio. Tai dažniausiai visiškai. Arba čia gali būti kaip saulė, čia spinduliai šviesa eina iš šonus. Arba šiluma. Arba kas? Arba pradžios taškas, atskaitos taškas, kurio yra būtent. Ir dažnai tas vedlys irgi būna tas, kuris veda aukštyn, kuris spinduliuoja. Tai, žiūrėk, ar čia būtų saulės įvaizdis, taip? Ar gausos įvykių tas sūkurys, kuriame vedlys sukasi, ar pradžios,
užuomina, kurią irgi tarsi vedlys įsuka, įžvelgia. Taip? Interpretacijom čia gal ir dar daugiau gali būti visokių pamastymų. O tie medžiai? Vienas žalias, kitas ne. Vienas atlaiko, kitas neatlaiko. Tai va. Dabar čia, gal žiūrint į tuos medžius, jau mes galėtume aiškintis antrojo žodžio sindromas. tą suvokimą, kas čia dabar atsitinka. Na, paprastai vedliai pasižymi išskirtinėmis savybėmis. Jie siekia tikslo, kartais net agresyviai, jie pasitikinti savimi, jie maksimaliai reikalauja ne tik iš savęs, bet ir iš kitų, kelia pagarbą, išsiskiria ten iš kitų ir taip toliau. Bet tos išskirtinės savybės, kurios yra būdingos vedliams, čia tų savybių galėčiau vardinti ir daugiau, ir lyderio savoką aiškintina galėtų būti plačiau. Taip, bet tos išskirtinės savybės, kuriomis pasižymi vedliai, jeigu jomis supiknaudžiausime, jeigu neįvertinsime, tai gali pavirsti nebe vedlio privalumais, o trūkumais. Ir iš to žaliuojančio, išskirtinio, gerai čia tuose įvykiuose besisukančio žmogaus, čia pat gali patapti tą džiuveną, kurią mes tarsi toje iliustracijoje ir regime. Gali būti ir kitoks kontekstas, taip pat mokytojas, tarkim, jo galioje ir valioje yra pamokoje vertinti. Taip? Jeigu jis savo tą galę naudojasi netinkamai, jeigu 1/3-14 kartą mokinys įvertinamas neobjektyviai, mes galime sakyti, mokytojas piknaudžiaudamas tą savo galę, kad jis turi teisę vertinti, jis ir vaiką traumuoja ir pats negerai jaučiasi, nes tos bendrystės, to sutarimo irgi nebus. Jis tiesiog supiknaudžiauja savo išskirtinumu, kad jis gali toje eigoje, tame procese kažkokį lemiamą čia dabar žodį pasakyti svarbu. Vadinasi, sindromo, grįžkim prie raktinio to žodžio, alfa asmenybės sindromas. Kai mes savo privalumus paverčiame trūkumais, tie mūsų kyliai aukštyn gali baigtis labai stipriais smygiais žemyn. Kartu nusitempiant kolektyvą, šeimą, o galų gale gal ir išgirstant tą baisiąją diagnozę, apie kurią knygos autoriai čia vis užsimena, kad kaip išvengti tos baisiosios diagnozės. Taip pasižvalgę po tuos raktinius žodžius, kad alfa asmenybė tai yra vedlys, tai yra pirmoji, jeigu žodžio semantiką žiūrėti, tai pirmoji graikų abėcėlės raidė, ir koks kontekstas bebūtų, ar mes ten apie žvaigždės galvosime, tai bus pirmoji žvaigždė ryškiausiai šviečianti, ar galvosime apie kokį gyvūnijos pasaulį, tai bus bandos vedlys, tai lygiai taip pat ir lyderystės erdvėje, tai yra asmuo, kuris veda, kuris dominuoja, kuris pasitikė savimi ir tuo pasitikėjimu spinduliuodamas geba įkvėpti kitiems ėjimą paskui. Tai apie tokį žmogų, apie vedlį ir buvimą šalia vedlio šita knyga ir kalba. Ir ypač siekia šioje knygoje autoriai mus įspėti, kad jokių būdų vedliai negali supiknaudžiauti savo išskirtinumu, savo tomis teigiamybėmis. Dabar kodėl vedliai? Kodėl vis čia 1/3 kartą nuskamba ta vyriškoji giminė? Atsakymai keli. Pirmiausia, aišku, vyro vedlio įvaizdis yra populiarus. Tiesiog taip susiklostė vadovas, nuo to kieto vyruko vadovo įvaizdis yra populiarus. Antra vertus, vyrų daugiau yra vadovaujamuose postuose. Ir jeigu dabar čia imtis statistikos, tai 50% vadovaujamų postų užima moterys. Bet tik 1,4% aukščiausių grandžių vadovų užima moteris. Vadinasi, moteris gana aktyviai sukasi tame vidurinėme lygmenyje. Jos ten vadovauja ir vis tų moterų, anot statistikų, daugėja. Bet pačiose aukščiausiose vadovų grandyse moterų yra labai mažai. Taigi, antras atsakymas, kodėl tai vyriškoji giminė. Todėl, kad vyrų vedlių paprasčiausiai yra daugiau.
O trečias atsakymas, kodėl kalbant apie sindromą dažniau vartojame vyriškąją giminę, anot autorių yra toks, kad vyrai savo negeru elgesiu kolektyvams, komandoms, organizacijoms pridaro kur kas daugiau bėdų nei moteris vedlės. Ir tuo alfa sindromu vyrai perserga pačia sunkiausia forma. Jų kryčiai žemyn būna skaudžiausia. Tai, ką autoriai išdėsto, remiasi įvairiais ilgalaikiais jų tyrinėjimais. Per knygos, skaitant knygą Vyrai vedliai ir moterys vedlės, tarsi yra, jeigu neišskirtos, tai labai dažnai tie požiūriai į vieną ir į kitą atsigręžiant pabrėžtini. Tarsi vyram vedliam būdingi vienokie, vadovavimo vienokia raiška, moterims kitokia. Ir čia nereikia turbūt per daug didelių mokslinių studijų. Mes pabandykime įsivaizduoti kokius savo penktokėlius. Kaip berniukai siekia lyderiavimo. Kumščiuojasi, apsidaugiažodžiuoja, ten kartais tas siekimas to lyderio klasės virsta ir pilietinį karą kažkokį panašėja. O kaip mergaitės siekia lyderiavimo? Čia būtų kokie nors ten slapti pasitarimai, apkalbos, kažkokių koalicijų slaptų sudarimas. Tarsi mergaičių ir berniukų prigimtyje ir auklėjime ta skirtybė, einant į lyderį, ji yra užprogramuota. Ir autoriai čia nesistebi, sako, taip ir užauga, taip ir atsitinka, kad vyrai vedliai ir moteris vedlės skiriasi savo vadovavimo stiliu. Prie tos minties mes dar grįšime eigoje, kada kalbėsime apie šiandieninės lyderystės bruožus. Dabar ilgą laiką lyderio link buvo einama, tokiu kieto, tvirto, griežto, labai dažnai kumščiu besitrankančio ar durimis besitrankančio, riaumojančio lyderio įvaizdžio. Šiandieninė lyderystė toli gražu, šiandieninė lyderystė kiti iššūkiai. Šiandienos lyderis turi gebėti sutarti, bendrauti, suprasti, išsiaiškinti, rasti sutarimą kartu ir emocinis intelektas šiandienos lyderystėje užima ypač svarbų vaidmenį. Tarsi išstumdamas ir pakeisdamas tą riaumojantį, garsų, agresyvų lyderį, kuris istorijos eigoje vis tik taip ir klostėsi. Beje, dar vienas dalykas, į kurį negalima, kurio negalima suignoruoti. Mesgi dirbame su išsilavinusiais žmonėmis, kurie iš tikrųjų nebus pakantus tam garsiam pariaumojimui ar ten tam durų patrankimui. Ir vėlgi šiandieniniai lyderystiai iššūkiai daugiau atsigrėžiantis į tą žmogiškąją alchemiją, sutarimas, supratimas, pagarba, empatija ir visa kita. Dabar visos tos savybės, kurias aš čia pavardinau vieną kitą, kaip jums atrodo, ar tuos bruožus geriau įvaldę šiuolaikinės lyderystės bruožus geriau įvaldę yra moteris ar vyrai? Tai be abejonės, kad moteris. Įdomu, ką tai reiškia, kad moteris geriau įvaldę? Ar tai reiškia, kad moterų lyderystės postų lyderiaujančių moterų vis daugės ir mes matom, kad taip ir vyksta, taip? Tai viena vertus. Antra vertus, ar galim pagalvoti kitaip, galbūt moteris lyderės niveliuosis ir jos irgi tarsi perims to kietojo vyruko įvaizdį. Bet akivaizdu, kad šiandienos lyderystiai labai svarbus tas emocinis intelektas, apie kurį kitos knygos pristatymo metu plėtos tema mano kolegė, pristatydama knygą Emocinis intelektas. Dabar, kaip ir sakiau, truputėlį bus tokia paskata atsigręžti į save. Ir knygos autoriai pradžioje pasako štai tokį sakinį, kad jeigu jūs, mielas skaitytojau, skaitydama šitą knygą, galvosite apie kitų problemas, tai greičiausiai jūs tos knygos ir nesuprasite. Skaitydami šitą knygą jūs turite galvoti apie save, reflektuoti savo veiklą, įsivertinti save. Ir aš čia vis dar prisimenu tokį pasakymą, kad yra 2 arbatos gerimo būdai.
Vat vienas arbatos gerimo būdas, kai mes draugėje su bičiuliais ją geriame, o antras arbatos gerimas būdas arbatos gerimo atsigerti tą arbatą su savimi, pasišnekėti, rasti laiko noro, reflektuoti savo tą veiklą. Tai va, skaitant šitą knygą, nuolat į tą savo veiklos refleksiją ir yra kreipiamas dėmesys. O mesgi turime keletą tyrimėlių pasiruošę, kurių paprašysime jūsų ir atlikti. 1, 2, 3, 4, 5, jeigu dar ten ateis galva. Ačiū, jums kažkur Jeigu mes jau skiriame laiko tų knygų paskaitimui, tai aš prašysiu, kad skirtumėme laiko ir tokiai savianalizei. Jūs gavote 4 lenteles, jos yra sunumeruotos, visos 4 lentelės. Dabar prašau susirasti pirmąją lentelę. Ir mes tuoj pat kartu iliustruosime vieną paprastą dalyką. Kaipgi tie vedlio privalumai čia pat gali virsti trūkumais. Pirmoje lentelėje prašau peržiūrėkite pirmą stulpelį ir pasižymėkite tuos bruožus, kurie būdingi jums. Jeigu norite pasižiūrėti į save, kaip į veidrodį. Bet jeigu norite pasižiūrėti, pagalvoti apie savo vadovą, apie savo komandos vadovą, galite tada galvoti, o jam kas būdinga. Čia ir taip galima. Aš tiesiog paraginčiau apie save daugiau pagalvoti. Pažymėkite tuos bruožus 1, 2 ar ten kelis, kurie jums būdingi. Bet iki pirmą grafą žiūrėti? Kol kas iki pirmą stulpelį. Pirmos lentelės pirmą stulpelį. Dabar antrajame stulpelyje turėtumėte skaityti jau horizontaliai. Jeigu pasižymėjote ten, tarkim, kažkokį tai vieną bruožą, dabar horizontaliai žiūrėkite, kokiagi organizacijai yra nauda, kad jūs tokį turit, bet kad jūsų tas bruožas, kuo jis ypač naudingas organizacijai. Tai antras stulpelis jau dabar horizontaliai ties tuo bruoželiu, kurį pasižymėjote, čia ir grįžkite dabar. Kuo jūs naudingi organizacijai? Kad turit tokį vieną ar kitą išskirtinį bruožą arba ryškų bruožą. Ir štai trečias stulpelis. Trečiame stulpelyje mums teigia, kad jūsų išskirtinis bruožas gali būti ne tik labai naudingas, bet ir juo papiknaudžiavus labai pavojingas. Taigi, horizontaliai trečiame stulpelyje sugrįžę pasižiūrėkite, kokį galimą pavojų, jei supiknaudžiausite, galite patirti.
tai taip ir atsitinka, kad kartais atrodytų tai, kas yra tavo privalumas, pasirodo vieną gražią dieną, kad čia jau visai nebe privalumas, o čia jau trūkumas. Ir jeigu tu ilgai vis manai, kad tu esi labai ten, tarkim, žaiskim kokiu pavyzdžiu, labai koks nors ten iniciatyvus, taip? Tai gali vieną gražią dieną pasirodyti, kad tai jau visiems įgrįsia iki galo tos tavo iniciatyvos ir kad jau sustok, galbūt ir kitiems leisk pasireikšti savo idėjas, paskelbti. Bet reikia sustoti, reikia pagalvoti, reikia, kad kažkas galbūt pasakytų, pasufleruotų, kad čia jau yra trukdis darbui ir tau pačiam žmogui gyvenant jau nelabai patogu su tokiu simptomu kažkokiu čia dabar ir gyventi. Po tokios iliustracijos prašysiu atlikti antrąją lentelę iš karto po pirmąją. Jūs matote klausimą, ar esate vedlys. Tuo pačiu principu yra privalumai, yra trūkumai. Bruožas, kuris jums būdingas, te būna pažymėtas ten kryželiu ar varnelė, kaip jums patogu. Dabar jau pagalvokit tik apie save, apie savo, kas jums būdinga. Tai šifruotė šito viso tokio tyrimuko būtų labai paprasta. Kuo daugiau jūs pažymėjote atsakymų prie privalumų, tuo jūs esate ryškesnis vedlys. Ir jeigu tų atsakymų jūs ten tų brūkšnelių pasižymėjote mažiau, tai jūs puikiai galit žinoti, o kokį dar reikėtų mokytis, kad aš atrodyčiau, tikras lyderis, atsiprašau. Dabar lyderystės, jeigu ilgą laiką buvo manoma, kad lyderystės lyderiai yra gimstama, jais negalima, tarkim, kokia vos ne Dievo malonė, taip, jais neišmokstamas dalykas. Tai dabar socialinių mokslo atstovai sako, ne, lyderystės irgi galime išmokti, tik reikia žinoti, ko reikia mokytis. Tai va, tokių testų padarimas gali dar būti ir parodymas, kogi reikia mokytis, kad bent jau pasistengtumėte, jeigu ne iš tikrųjų, tai bent atrodyti panašesni į tikrus lyderius. O apie trūkumus, tai irgi šifruotė štai jums skaidrėje. Jeigu jūs pažymėjote tų trūkumų ten nemažai, kad jie jums yra būdingi, vadinasi, akivaizdu, kad jūsų darbų tai trukdo. Jeigu jūs tų trūkumų pažymėjote daugumą, kad jie jums yra būdingi, tai greičiausiai jūs jau anot autorių balansuojate ant kažkokios problemų ribos, kurią jau reikia spręsti. Dabar dar vienas pažiūrėjimas būtų. Turbūt visi suprantam, kad tokios anketos jos yra gana tokios trumpos, paprastos, greitos atlikti. Lapo pabaigoje jūs matote internetinį adresą, kuriame dar galėtumėte rasti išsamesnių anketų, užduočių ir įvairių idėjų apie lyderystę, apie vadovų įvairiausių tyrimų dar. Galite atsiversti ir pažiūrėti, jeigu kam norisi išsamesnio tyrimo, rasite tikrai. Ir dar vienas pagalvojimas. Kaip jums atrodo, jeigu jūs dabar radote ten, tarkim, 2-3 trūkumus, kad jums jie būdingi, taip? O jeigu jūs paduotumėte savo kolegai, arba, tarkim, savo šeimos kokiam nariui, arba savo vadovui ar pavaldiniui,
ar jis nerastų tų trūkumų dar daugiau, nei jūs dabar pats pastebėjote? Greičiausiai, tikrai kitas spalva, jeigu paprašytume, tai atsirastų tų paspalvinimų tokių. Tai vėl galime grįžti prie tos minties, kad susitikimas su savimi turi būti toks suvoktas. Ir kiti čia šitoj vietoj irgi išties gali padėti pastebėti tuos pavojus, su kuriais jūs darbe gal ir nelabai gerai susitvarkote. Ir tai kenkia jūsų sveikatai, kolektyvo, bendram darbui. Tiesiog tuos pavojus reikia įvardinti, problemą reikia įvardinti ir bandyti ją pašalinti. Dabar prieš jūs yra 4 vedlių tipai. Išties tų vedlių tipų skirstymų mes rastume dar ir kitokių. Šioje knygoje autoriai pateikia štai tokius 4 tipus. Užmetę akį, pabandykite save priskirti kuriam nors tipui. Ar jūs esat galbūt ten vykdytojas, ar jūs daugiau strateguot mėgėjas, ar jūs tas ryškiausias su vadovui būdingiausiomis, intensyviausiomis, ryškiausiai išreikštomis savybėmis, tai tas vadas. Kaip jums čia atrodo, kurią jūs čia galėtumėt kėdę save pasodinti? Galbūt kas yra daręsis jau anksčiau panašius tyrimus ir puikiai žino. Na, mestelėt? O dabar pasižiūrėsim išsamiau. Trečioji lentelė, su kuria prašysiu padirbėti, vis tik susirinkom, paskaityti knygos, į save pasižiūrėti, taip. Trečioji lentelė, kitoje lapo pusėje reikėtų žiūrėti. Leis aiškiau save priskirti kuriam nors iš tų 4 vedlių tipų. Tuo pačiu principu, pasižymint bruožą, kuris jums yra būdingas, prašau perskaityti lentelę ir teigiamas ir neigiamas savybės, dabar jau įsivertinant, kurios jums būdingos, ten pažymėkite varnelę, kryžiuką ar bet kokį kitą savo patogų ženklelį. Pasitikrinsite, ar atsisėdote iš pirmo žvilgsnio į tą kėdę, ar pirmas pamanimas buvo teisingas.
Ar yra tokių, kurie sėdasi į pačią ryškiausią kėdę? Vadas. Ar yra tokių, kurie netelpa į vieną kėdę? Ir čia lik truputį, ir čia lik truputį, ir toks esu, ir toks esu. Galbūt taip ir yra. Tai yra, kokia yra ta savybė, yra dominuojanti kažkur. Tai jeigu taip yra, kad netelpat į kažkurią vieną kėdę, tai juo geriau. Nes kuo daugiau, kuo veiksmingiau dirba tie, kurių tos lyderio savybės yra kuo įvairiapusiškesnės. Ir jeigu jums būdingi daugiau negu vieno tipo bruožai kažkur taip pat ir čia truputį, kaip pasakėte, ir čia truputį, greičiausiai jūs sumaniau, efektyviau randat sprendimus į įvairius iškylančius klausimus darbo eigoje. Ir štai jums iliustracija, kas atsitinka, kai komanda gauna vieną ir tą pačią užduotį, bet yra skirtingų žmonių toje komandoje. Vat užduotis tai ta pati. Taip? Ir žiūrėkit, vadas sako, oi, kažkas čia dabar jau jo požiūris iš karto. Taip, kažkas čia turi būti atsakingas. Vizijų kūrėjas, o jau čia dabar man kaip gerai, jau čia turėsiu ką veikti, čia tik erdvė mano fantazijoms dabar ir mano įvairiems čia pagalvojimams. Strategas savo, čia galimybės, pavojai, viską išnagrinėti, įvertinti. Vykdytojas turi savo požiūrį, o užduotis tai ta pati, taip? Jam svarbu kontrolė, jam svarbu struktūra, kas čia dabar čia, kaip čia dabar čia, taip? Ir atrodytų viena ir ta pati užduotis, bet kaip skirtingai komandos žmonių priimama. Taigi, dažniausiai kolegos, su kuriais mes, kovojame, jie nėra priešingos komandos žaidėjai, atstovai. Jie tiesiog siekia to paties, bet skirtingomis priemonėmis. Ir kuo komandoje įvairesnių žmonių yra, tuo greičiausiai bus tinkamesnis sprendimas priimtas, tuo darbas bus atliktas efektyviau. Tik reikia suvokti, kad ta komanda žaidžia į vienus vartus, o ne kiekvienas tempia savai. Knygos autoriai pateikė štai tokį pavyzdį. Sako, jeigu jūs, mėlėjai, norite įsivaizduoti teigiamą komandos tokį pavyzdį jau, tai jūs įsivaizduokite moterų krepšinio komandą. Moterų krepšinio komanda. Kiekviena, o komanda tai nemaža, taip? Kiekviena žino savo vietą, savo poziciją. Kas ten atkovoja, kas ten veržiasi, kas priekyje, kas ten po krepšiu. Tos, kurios sėdi ant atsarginio suolelio, visada pasiruošusios įeiti į aikštelę, kai reikės, ir pratęsti kitų darbą. Jos eigoje, jos nesnaudžia, jos viską žino, žiūri, seka joms, viskas čia pat matyti. Taigi, moterų krepšinio komanda, anot autorių, kaip pavyzdinė komandos toks pavyzdys. Ir palinkėjimas, kad kiekviena komanda taip susistiguotų savo veiklą, kaip darniai žaidžianti moterų krepšinio komanda. Nes tada nėra kiekvienas savo betempęs į savo pusę. Tada yra skirtingos pozicijos, skirtingi požiūriai, skirtingi gebėjimai, bet į vienus vartus. Į vieną tą patį krepšį šiuo atveju, jeigu per tą pavyzdį keliaujame, taip? Ir įsivaizduokite kitą pavyzdį, anot knygos autorių. Jeigu jūs norite turėti galvoje priešingą pavyzdį, neigiamos, prastos komandos pavyzdį, jūs įsivaizduokite bet kokį realybės šou. Kiekvienas savo, intrigų kalnas, tolerancija konfliktams, tie, kurie dar vadovauja, anot malšinę, pakursto kažkokias intrigas ir konfliktus. Bet toks kiekvieno savo už save ir su intrigų kalnais, anot autorių, yra blogos komandos pavyzdys ir žinia, nelinkėtinas nei vienam kolektyvui. Kalbant apie komandinį darbą, komandos svarbumą, turbūt tai nebūtų tas vadovėlis, iš kurio mes galėtume mokintis komandinio darbo, čia reikėtų kitas studijas imti ir žiūrėti, bet komandinio darbo sureikšminimas šiandienos lyderystės
šiandienos organizacijos, galbūt taip lygmenyje, yra labai akivaizdus. Dabar vedlių komanda, kaip teigiamos vedlio savybės, tampa komandos trūkumais. Ir paskutinė 4 lentelė, į kurią paprašysiu pažiūrėti. 4 lentelė. Vėlgi, jeigu jums norisi, žiūrėkite į save, kaip į vedlį. Jeigu jūs šiandien galvojate apie savo kažkokį formalų vadovą, tarkime, jūs galite pagalvoti apie jį. Pirmasis stulpelis pažymime vedlio savybę. Šalia žiūrime, kokia organizacijai nauda yra, kad jis tokį vadovą turi. Ir vėlgi trečias stulpelis yra jau to sindromo išvalga, kada supiknaudžiavus savo tą išskirtinę savybę gali kilti pavojus organizacijai. Knygos autoriai vis sako, kad jeigu komandos gerovė yra svarbesnė už jūsų asmeninį interesą, už jūsų asmeninę siekiamybę ir gerovę, greičiausiai jūs esate toje bendrystėje su komandos nariais ir siekiate bendro vieno to tikslo. Vienas iš pasiūlymų, kaip padaryti, kad komanda būtų stipriau pastatyta ant tos žmogiškosios alchemijos, ant tos šiuolaikinės lyderystės tų pamatų, yra štai tokia apklausa. Šita apklausa yra apie šitą apklausą knygoje tik užsimenta. Bet man tai pasirodė įdomu ir aš tada lindau į kitus šaltinius ir žiūrėjau, kas čia yra ir kaip čia mūsų lietuvėlėje su šita apklausa yra. Tiesa, iki švietimo bendruomenių ji dar netėjo, bet aš su didžiausiais arba aš nežinau, bet neradau tokių duomenų, bet su didžiausiais palinkėjimais, kad galbūt ir mes sulauksime kada nors štai šitokio tyrimų. 360 laipsnių apklausa reiškia, kad, tarkime, vadovas, panorėjęs apie save sužinoti ne tik savo privalumus, bet ir trūkumus, išdalina įvairiems aplink jį esantiems žmonėms klausimyną. Maždaug schemutė galėtų būti tokia. Pavaldiniai, kolegos, kiti vadovai anonimiškai užpildo tą patį klausimyną. Klausimynas yra sudarytas, kad ištirtų, išryškintų štai šias 8 kompetencijas. Bendravimas, lyderystė, lankstumas, santykiai, užduočių įgyvendinimas, produktyvumas, kitų ugdymas ir asmeninis tobulėjimas. Štai per šias 8 kompetencijas, jas paskaidžius, jūs čia matot po kelis skaidimus, tokius dar smulkesnius čia įdėjau, iš viso padaromas 28 berods klausimų toks klausimynas. Ir į tuos klausimus, kaip matėte, bet visi šitie žmonės atsakinėja. Tada informacija jau apdorota, suplaukia į vieną katlą, tada jinai apdorojama yra. Ir tas žmogus apie save sužino, tarkim, vadovas sužino tai, ko jis anksčiau nenumanė. Jis manė, kad tai yra jo stiprybė, o pasirodo, kad čia jau trukdys organizacijai. Jis manė, kad jis yra išskirtinis išties, taip ir yra, bet čia jau pavojus vėl organizacijai čia pat. Ir tuo vėlgi sindromu čia pat galima jau greit susirgti. Tai toks pasižiūrėjimas, beje, visą tai 5 balų skalėje yra vertintina, čia tik metodologija. Ir dar noriu pasakyti, kad aš kaip suprantu, šitą tyrimą norint atlikti turi įsikišti metodologai, nes jie apibendrinti nėra taip paprasta. Vat ir tada, įsivertinus tuo visapusišku tokiu išsamiu tyrimu, žmogus gauna išsamius rezultatus. Ir jis tuos rezultatus gali dėti savo komandos nariams ant stalo ir sakyti, štai žiūrėkit, koks aš esu. Čia mano yra silpnybės, man reikia, kad man jūs čia pagelbėtumėt. Aš su tomis užduotimis nesusitvarkau. Čia aš esu stiprus, čia man reikia palaikymo ir visa kita. O kokiagi svarbiausia šito tyrimo mintis yra? Žinia, siekiant to efektyvaus darbo. Bet yra dar vienas labai svarbus dalykas. Apie pavyzdį mes taip pat. Šitas tyrimas sustiprina emocinį ryšį su žmonėmis.
Taigi grįžkime prie tos skaidrės, kur jūs matėte šiuolaikinės lyderystės kryptį. Ant ko ta šiuolaikinė lyderystė statoma? Tie patys raktiniai žodžiai. Bendravimas, supratimas, sutarimas, bendradarbiavimas, norėjimas susitarti, išspręsti konfliktus, problemas, nepaliekant nuosėdų kažkokių. Tai va, tas emocinio ryšio buvimas komandoje veikia labai motyvuotai. Ta emocinį ryšį sustiprinti vienas iš būdų pateikiamas kaip tai padaryti. Pateikti būtent šitos apklausos rezultatus, kad komanda tave geriau pažintų, kad tu pats žinotum, kaip tu čia, koks tu esi toje komandoje. Nes tavo požiūris, tavo vertinimas gali būti gana toks vienpusiškas, o pasirodys, kad komandos nariai, pavaldiniai, vadovai, kur kas kitokių čia išvelgia visokių tavo ne tik stiprybių, bet ir pavojų. Ir štai, kad tai neatrodytų jo kažkokia čia amerikietiška teorija ir čia apie ką čia mes dabar, jūs matote lentoje tyrimo, kuris buvo atliktas 2008 metais ir rezultatus. Buvo apklausti 126 didelių Lietuvos organizacijų vadovai. Siekiant tas 8 kompetencijas išryškinti jų gebėjimus. Ir žiūrėkite, tai nebuvo švietimo vadovai. Ir kas išaiškėjo, kad Lietuvos vadovų geriausiai išlavintos kompetencijos yra štai tokios, kad jie atsiduoda darbui, jie dirba kompetentingai, jie pasiekia gerų rezultatų, jie geba įkvėpti pasitikėjimą. Bet tokios kompetencijos kaip išklausyti kitus, pasirodo, kad jie negeba ir motyvuoti, vadovai negeba kūrybiškai mąstyti, taip pat negeba kurti asmeninių santykių. Tai jeigu mes grįžtumėm prie tos skaidrės apie šiuolaikinę lyderystę, šitą visą svarbų reikalą galima bibliotekoje. Jeigu grįžtumėm prie to šiuolaikinės lyderystės, tai pamatytumėm, kad tai, ko šiuolaikiniam lyderiui labiausiai reikia, bet to Lietuvos vadovai ir neturi. Jūs pažiūrėkit, tos kompetencijos, kurios mūsų pranešimo pradžioje buvo įvardintos kaip labai svarbios šiandienos lyderiui, Lietuvos vadovai tų kompetencijų nėra išlavinę. Tai galėtų būti mums kaip iliustracija, kad šiandienos Lietuvos vadovams dar yra kur mokytis. Jeigu jums toks tyrimas įdomus ir jūs norėtumėt pasižvalgyti po rezultatus išsamiau, jūs matote skliausteliuose raktinius žodžius, kuriuos reikėtų susivesti, kad jums išmestų šito tyrimo rezultatus. Čia tiesiog susiradau tame visagalime internete. Būtent Lietuvos vadovų vadovavimo kompetencijų tyrimo ataskaita visa yra talpinama. Jūs matot tik tokį reziumė, koncentratą. Ir vėl sureikšminę emocinį ryšį su žmonėmis ir kaip būtina sąlyga sėkmingai šiandieniniai lyderystiai, keliaujame į kitą mintį, kuri pratęsdama komandinio darbo svarbą sako štai ką, kad autoriai siūlo kelis žingsnius, čia tie žingsniai kaip vėlgi labai tokie sutraukti, kad vis tik kolektyve palikti tų nuosėdų, tų konfliktų nereikia. Tas nuosėdas reikia traukti į dienos šviesą, aiškintis, kad jos neliktų kažkokioje užmarštyje, kurios greičiausiai, jeigu laikas ir kažką pagydys, tai naujos nuosėdos priminę apie senas bėdas gali netgi ir skaudžiau ten gelti ir pavirsti kažkokiu dumblu, po kurį ten kapanosimės, taip ir neišsikapanosime. Autoriai sako, kad reikia tuos konfliktus išspręsti ir nemanykite, kad tos nuosėdos kolektyvės, susidariusios kažkokios nuosėdos, jos savaime paims ir išsispręs. Dabar galų gale arba į kokį pilietinį karą pavirs. Dabar tie 3 žingsneliai, supraskite situaciją, pirmiausia, norėkite ją suprasti. Taip? Ir vėlgi grįžkim į tuos tokius, kaip sakau, žmogiškosios alchemijos raktinius žodžius.
patys būkime atsakingi, bendraukime nuoširdžiai, norėkime išspręsti tą konfliktą, neuždarykime durų, o atverkime tas duris, norėdami kartu draugėje su kitais išspręsti tą susidariusią situaciją. Knygoje patarimai yra dalinami tokiais dviem būdais. Aš paskui dar iliustruosiu, bet dabar čia noriu tarsi užbėgdama už akių pasakyti. Čia pat kalbant apie vieną temą, krūva patarimų vedliui ir krūva patarimų šalia vedlio besančiam. Tai kaip pabaigti konfliktus, jeigu jums įdomu, skaitydami knygą jūs vėlgi rasite ir vadovui patarimų, ir pavaldiniui. Na, o dabar jeigu mes kaip pavyzdingą tokią siekiamą komandą įsivaizdavome moterų krepšinio komandą, ir kurios, aišku, veiksmas vyksta aikštelėje, tai mūsų žaidimo veiksmas vyksta susirinkimuose. Ne? Dabar tų susirinkimų patirtį turime įvairią, visokią, bet susirinkimai yra labai svarbus, labai svarbus momentas. Autoriai sako, jeigu jūs sugebate susirinkimus organizuoti tinkamai, jūs darbo našumą galite pakelti, darbo efektyvumą padidinti iki 28 maždaug procentų. Vadinasi, susirinkimai iš ties labai reikšmingi komandinio darbo veiksmai. Dabar, kas yra mūsų susirinkimai, kas yra jūsų susirinkimai? Ne? Galime pagalvoti vėlgi įvairiai, prisiminti įvairių patirčių. Tarkim, skyrė kelias minutės, kad ir būtų toks atvejis nuo to monologinio čia kalbėjimo, pabandykite prisiminti savo susirinkimą ir iškristalizuoti vieną, dvi, tris, kiek čia atsitiks, nežinau, bėdas, kurios slegia jūsų susirinkimą. Kaip jums atrodo, kas ten kiša koją, kad tas susirinkimas ne visada būna tinkamas, efektyvus? Tam skyrė kelias minutės pasišnekučiuoti ir atsipūsti nuo monologinio kalbėjimo, paskui, manau, tą vieną kitą sakinį čia garsiai ir pasakysime. Tai apie susirinkimą. Aš moku pasakyti ne. Svarbiausia. Kokia didžiausia yra šitoj vietoj lyga? O mažų lygų nėra? Gal čia tie susirinkimai iš ties yra viskas labai gerai? Na, čia tokia provokacija truputį atsibusti ir pagalvoti. Skambutis kai ką irgi pažadino, bet... Diegonės įleidom, o dabar apie tos susirinkimus. Kokie susirinkimų, jūsų susirinkimų, kokios yra didžiausios, arba ne didžiausios, bet kokie trūkumai? Gal jie ten nedideli, gal ten tik šiaip? Laiko netaupimas. Vienas iš Šūlai. O tai yra... Kartais per daug jų jie yra visiškai nereikšmingai, neproduktyvūs. Per daug. Iš anksto nepasiruošimas susirinkimui. Nekonkrečių dalykų. Dabar žiūrėk, tai ką vardinam, atrodytų visai nesunku tai būtų pagydyti, taip? Visai nesunku surasti patarimų, kaip daryti, kad šito nebūtų. Ar ten nepasiruošimas susirinkimui, taigi taip paprasta paimti ir jam pasiruošti, laiko netaupimas, ypač šiandienos eroje, kada mes puikiai galime virtualią aplinką naudotis ir jeigu to susirinkimo nereikia šaukti ten po 8 pamokų, gal galima tą laiškelį išsiųsti visiems tą žinią paskleidžiant, taip? Ir net jeigu ir žinome, kad to laiškelio ten 3 kolektyvo nariai, tebūnė 7 kolektyvo nariai, nepaskaitys tikrai, bet gal paprasčiau tada prie jų prieiti ir tą informaciją persakyti, nei kad kviesti susirinkimą kažkada po pamokų ir dar ten nepatogių laikų ir dar su įvairiais kitais trukdžiais, taip? Dabar, grįžtant prie tos minties, kad susirinkimai iš ties yra labai svarbus dalykas ir kad galime padidinti darbo efektyvumą. Čia dar vienas toks patarimas. Jeigu jūs
truputį užsišnekėjome ir jeigu jūs, sako, įsivaizduojate, kad jūsų susirinkimas nėra labai čia tinkamas, jūs pabandykite jį pasimatuoti. Užsidėkite štai tokią skalę. Vat, savo susirinkimui uždėkite tokią skalę. Jeigu jūsų susirinkimas įvertintinas nuo 0 iki 4 toje skalėje, susirinkimas yra liūne, eikite namo, nieko čia gero nedarome, tai kad, kaip jūs patys sakėt, švaistom laiką ir jis turėtų būti baigtas, tas susirinkimas. Tokia skalė susirinkimo organizatoriui patartina užsidėti net kelis kartus per tą patį susirinkimą, vis pasitikrinant, ar dar naudos yra iš to susibėgimo. Ir štai jums iliustracija per 2 skaidres, ką daryti, kad susirinkimai būtų efektyvesni. Viena skaidrė bus skirta pavaldiniams, antroji, o pirmoji skaidrė bus skirta vadovams. Kaip organizuoti susirinkimą, kad jis būtų efektyvus. Taigi, jeigu jūs esate vedlys, aš raktinius žodžius paryškinau, bet kadangi informacijos skaidrėje gan daug, tai gal truputį tada ir komentuodama perbėgsiu visą šitą tekstą. Žinia, kad komandos poreikiai yra svarbesni už asmeninius, jau tai šiandien buvo sakyta, taip? Reikia nevaržytis susirinkime, kuris čia gražesnis, gudresnis, protingesnis replikomis, o bendradarbiauti. Reikia skirti laiko diskusijoms, o ne monologiniam išsisakymui, išsišnekėjimui. Taip? Toliau toks patarimas: sąžiningai vertinkite savo poveikį komandos draugams. Padrąsinkite, kad ir kiti greičiausiai turintys ką pasakyti, bet netokie drąsūs, kad ir jie išsakytų savo nuomonę, kad ir jie įsitrauktų į tą bendrą veiklą. Būkite atviras pastaboms, nesuignoruokite pastabų, reaguokite į pastabas, nenutylėkite, taip? Prisimkite atsakomybę už tai, kad susirinkimai vyktų mandagiai ir naudingai. Jeigu matom, kad yra ten salės gale nuolat kažkas replikuojantis, tai kienogi dabar reikalas yra sutramdyti tą replikuotoją, jeigu jis pats nesusipranta, kad jisai turi susitramdyti. Tai greičiausiai vadovo, susirinkimo organizatoriaus, tuo metu jis yra lyderis šito viso veiksmo, taip, ir yra reikalas šitą veiksmą nutraukti. Taigi prisiėmė atsakomybę, neleiskime užgaulioti kitų, pripažinkime, kad kartais ir mes esame netobuli, klystame ir kad čia pat vietoje galime gauti daug įvairių patarimų, kaip gudresnių, negu mes sugalvojome iš anksto. Taip? Ir žinia, įvairūs replikos, pykčiai, priešiškumai, juos reikėtų, jeigu ypač auga į konfliktus, juos reikėtų išspręsti. Dabar, jeigu prieš tai skaidrėje jūs matėte patarimus, kurie buvo skirti vedliams, tai štai, šalia eina, kaip ir sakiau, knygos logika tokia, taip, šalia yra patarimai, kurie yra skirti pavaldiniams. Kaip pavaldiniai turėtų elgtis, kad susirinkimai irgi būtų efektyvūs. Jeigu, tarkime, į susirinkimus atsinešame krūvas sąsiuvinių, žurnalų, knygų ir dar visokių kitokių darbų, o paskui manome, kad vis tik jis nebuvo tinkamas tas susirinkimas. Ar jau čia mūsų atsakomybės visiškai nėra tame procese? Dar ten ir nuotraukų visokių albumų kartais po vasaros būna per tuos susirinkimus, taip visi džiaugiamės ten, kaip ten, kas ten, kur ten. Ir visa tai to bendro susirinkimo metu, taip, kas anūkais paaugusiais, kas ten piramidėmis gražiomis, va čia dabar tai albumai ir vaikščia. Tai vis tik ir tie, kurie sėdi tame susirinkime, jie turi būti atsakingi už tai, kas čia ir vyksta. Turbūt, ko aš čia šnekėjau, jūs skaidrę perskaitėte ar neperskaitėte, prisimti atsakomybę, netapti aukomis susirinkimo, nenutylėti savo sumanimų, išsakyti juos greičiausiai, jeigu jūs turite gerą sumanimą, bet jūs jį, laikote savo. Tai kaip ten su ta idėja, kurią prieš tai sakėme, kas yra gera idėja, bet jinai nepaleista, jinai bevertė yra. Taip? Taigi, kad augtų pasitikėjimas, jūs turite dalyvauti susirinkime.
Ir kartais tų priežasčių, to susirinkimo, nevykėlio susirinkimo priežasčių turime pasiieškoti patys. Ne tik susirinkimo organizatorių kaltinti, kaip jis čia viską negerai padarė ir mus sugaišinote. Va. Tai po tokio perbėgimo per komandinius kai kuriuos komandinio darbo aspektus, keliaujame į paskutinį skyrių, vedlio priežiūra ir maitinimas. Knygoje labai aiškiai autorius, būdamas medikas, vartodamas įvairius ten medicinius terminus, mums įteigia štai tokį dalyką, kad, vedliai, jie juda didžiausių greičių, jie varomi adrenalino, ten neranda laiko sustoti, pasižiūrėti į save, atkreipti dėmesį į kitą, taip, ir galiausiai sumoka per didelę kainą už savo tą greitį. Bet kad neatsitiktų šitaip, knygos autorius turi jums krūvą visokių patarimų mums. Gyvename nuolatinės gausios veiklos, kuri kartais būna dar apipinta įtampomis ir neduok dieve dar visokiomis stresinėmis situacijomis, taigi tokios veiklos erdvėje. Ir niekur čia nepabėgsime. Žinia, jūs patys pirmąją nuotrauką interpretuodami, iliustraciją interpretuodami, sakėte, kad tas sukimasis įvykių gausoje, taip? Tai vadovas čia tas, kuris juda tuo didžiausiu greičiu. Ar mes stovėdami prieš paauglių klasę, ar mes stovėdami prieš kolektyvą, situacijos įvairios, jos gana atsakingai spręstinos turi būti, taip? Ir kaip ten bebūtų, dirbam su žmonėmis, nors tokią gerą citatą įsirašiau dar vieną, kad labai būtų smagu dirbti, jeigu nereikėtų dirbti su žmonėmis. Dabar greičia. Bet citata tokia vieno čia respondento. Darbas man teiktų kur kas daugiau malonumo, jeigu nereikėtų dirbti su žmonėmis. Arba kaip gera dirbti mokykloje per mokinių atostogas. Tai, bet vis tik dirbame su žmonėmis, dirbame su mokiniais, labai įvairia publika. Ir autorius štai jums sako tokį dalyką, kad koks jūs vedlys bebūtumėte, kokio čia tipo, kokio čia intensyvumo vedlys bebūtumėte, jūs greičiausiai patiriate įvairių įtampų kylančių iš savo kasdieninio darbo. Taip? Ir kad tos įtampos, kad nevirstų į kažkokį įniršį, kuris jau kenks ne tik jums pačiam, bet ir kenks kitiems. Vat ir atsitinka taip, kad tokios emocijos ten kaip pyktis, nusivylimas, užplūsta namus, mūsų tą smegenų žievę ir tikrąją tą žodžio prasme varo mus iš proto tada, kada labiausiai reikia to mąstymo. Ir štai atsitinka taip, kaip atsitinka, galų gale, jeigu mes užsidirbame duoną mąstydami, pasirodo, kad tas mūsų mąstymas vis ir silpnėja dėl to gyvenimo tempo įvairių metamų iššūkių. Dabar noris atpažinti save. Ar čia tas ramiai besimėgaujantis darbu, gyvenimu, kasdienybės, smulkmenomis katinas, ar tas įniršęs, supykęs, rėkiantis, taip, jeigu prisimintume tą šiuolaikinę lyderystę šiandieninę, tai sakytumėm, kad čia turėtumėm būti tas ramus katinas, susidraugavęs su visais, siekiantis sutarimo, o ne rėkiantis, inkščiantis, raumojantis, arba netgi dar besidraškantis, taip? Autoriai sako tokį dalyką, kad žmonės, kurie turi labai aukštą priešiškumo lygį, kad tikimybė, jog tokie žmonės susirgs įvairiomis lygomis, o pirmiausia tos lygos tai yra didesnė tikimybė, kad įvairiomis širdies lygomis yra net 30% didesnė tikimybė nei tų, kurių tas priešiškumo gyvenimui, pasauliui, kasdienybei lygis yra mažesnis. Vadinasi, tas įniršis, priešiškumas, tas pakeltas tonas, jis, kaip autorius, medikas, įrodo, labai veikia mūsų fiziologiją ir čia turi mūsų sveikatai reikšmės.
neracionalus vedlys, jis bus impulsyvus, priešinsis, bus nekantrus, priešiškai nusiteikęs labai taip. Racionalus vedlys, čia tie katinai kaip tokios iliustracijos, racionalus vedlys išlaikydamas tą psichologinę pusiausvyrą, šaltakraujiškai, savimi pasitikinčiai ir bendrame sutarime su kitais bebūnančiai, priims iššūkį kasdienybės ir greičiausiai ras tinkamą sprendimą, neišliejęs to priešiškumo, to įniršio, to pykčio priepuolio netidaręs. Dabar autoriai sako, kad mes paveikti streso reaguojame labai įvairiai. Taip? Vieni išoriškai matomai, ten pakeltas balsas, kumščiai stalą, durų trankimai ir visa kita. Kiti reaguojame kitaip, ten viduje konkuliuojame, raustame, atrodo ramus, o iš tikrųjų tai pulsas ten jau kala kaip kaži ką. Tai kad ir kokia ta reakcija būtų į tą įtemptą situaciją, į kažkokią stresinę situaciją, bet kuriuo atveju tai nėra sveika, mums tai nėra mūsų organizmui gerai. Ir va su tokiamis stresinėmis situacijomis reikia mokytis susitvarkyti. Krūva patarimų, kaip čia dabar su jomis reikia gyventi. Beje, vėlgi vyrų moterų reakcija į stresą yra išskirta. Ir jeigu ten netgi toks nepamastymas, čia jau svarūs argumentai, kad vyrų, pavyzdžiui, lygos sukeltos stresinių situacijų yra daugiau širdies, kraujagyslių, o moterų lygos sukeltos įvairių stresinių situacijų yra imuninė sistema, raumenų, skeleto sistemos lygos. Tai ta skirtybė vyrų ir moterų lyderystė ir čia išsiskiria, apie ką mes ir pradžioje kalbėjome. Taip? O jūs dabar matote prieš save streso simptomus, po kuriuos pasižvalgėt, pabandykite paskaičiuoti, ar čia tų streso simptomų jums yra būdinga, ar čia 1, 2, 3, 15. Iš paukščių galima būtų beveik viską. Vat štai, psichinis rūkas eilinį kartą išlindo. Kiekvienoje čia mes patiriame visokių čia, kaip tas skaidrė atsiverčia čia visokių. Kartais auditorijoje pasijuntame, kad reikėjo mediko, o ne lektoriaus. Atsitinka taip. Dabar kas yra psichinis rūkas irgi visiems čia galime nebent pagalvoti. Aš tai čia tokių pavyzdžių vis bandau pasakyti, kada panašiai ir jaučiausi, kai po ilgų kelionių čia per Lietuvą grįžti namus, atsiverti elektroninį paštą, dar nespėjęs pavalgyti ir pamatai ten dar apie, tarkim, 15 darbinių laiškų. Ten projektas, ten mokiniai, ten mokyklos administracija, ten dar kažkas kažkur. Ir toks apima psichinis rūkas, nes tu suvoki, kad tu visų darbų tu niekaip nepadarysi per šiandienos parą, jeigu juos norėsi tinkamai ten į visus sureaguoti tuos. Taip? Tai tarkim, tas psichinis rūkas galėtų būti ir per tokį pavyzdį, arba su visa pagarba kolegėms, kurios taiso valstybinius darbus ten tas kelias savaitės ir lašeliai į akis, ir vis tik ten įtampos yra tuos darbus bataisant, ir atsakomybė didelė, taip? Tai ar antros savaitės darbų taisime neužgula kažkoks jau nebegeras toks jausmas, kurį, vadinkim kaip norim, taip? Bet vis tiek, kad tai yra organizmui, kad tai yra situacija stresinė kažkoks, tai akivaizdu. Tai dabar vėlgi čia galim papokštauti su tai streso simptomais, bet tai gali būti pirmosios užuominos, ypač jeigu tų simptomų yra ne vienas, o kelis. Taip, kad reikia kažko imtis. Ir jeigu norime išmokti reaguoti ne taip karštai, mes pirmiausia turim pripažinti problemą, kad jinai yra. Problemos pripažinimas čia turbūt vienas iš tų pirmųjų žingsnių toliau keliaujant. Dabar autoriai sako, būtų puiku, jeigu jūs tą problemą pripažintumėte prieš kažkokią baisėją dar tą diagnozę, apie kurią jis vis užsimena. Kad vadovai čia labai dažni jo pacientai buvę. Ir
atkreipti dėmesį į tuos simptomus, žinoma, gali padėti pirmieji ženklai, pranešantis apie kažkokias problemas, kurios reikalauja radikalių pokyčių jūsų kasdieninėje veikloje, gyvenime. Kas iš to? Iš to, ką daryti? Autorius siūlo tokias atsinaujinimo strategijas. Iš tikrųjų, jos pirmiausia, išryškintos vienos palaiko, o kitos galimos krizinėje situacijoje, mandriai pavadintos, taip? Bet žiūrėkit, kaip nieko čia nėra sudėtingo ir kaip viskas čia yra paprasta. Pirmiausia, tas kognityvinis atsinaujinimas. Kaip ir sakiau, atsigerti arbatos su savim. Skirti laiko pažiūrėti, refleksuoti tai savo kasdieniniai veiklai. Kas yra, kaip yra, kodėl, situacija tokia, gal buvo galima taip. Ar mes skiriame dienos eigoje laiko, kad įvertintume tai, ką mes per dieną darėme. Ar mes tik vis planuojam ir kitos dienos, kitos savaitės darbai mūsų galvoje tik sukasi. O tai, kas įvyko, galbūt ne visada ir gerai įvyko, ar sulaukia kažkokios refleksijos. Tai va tas kognityvinis atsinaujinimas. Autoriai vis sako, raskit laiko, dažniau, niekas kitas už jūs to nepadarys. Jeigu ką nors tame gyvenime ir galite padaryti, tai keisti savo gyvenimą. Taip? Toliau tas fizinis atsinaujinimas. Ar yra auditorijoje tokių, kurie drįstų pasakyti, kad mankšta tai yra negerai? Ne. O kiek daro mankštą? Kas auditorijoje daro mankštą? Kiek klauskite, kas nori? Ne. Kas daro mankštą? Kas daro kas ryt, kasdien mankštą? Sudėtingai. Tai va, tai dabar, žiūrėkit, dabar jau pokštai, bet cituoju autorių. Jeigu jūs, mielas vadovė, lyderė, įsivaizduojate, kad esate labai užsiėmęs, įtakingas ir visoks kitoks čia svarbus gyvenime, kad neberandate savo paroje 15 minučių mankštai, tai greičiausiai tikrai su jumis jau kažkas nėra labai gerai ir reikėtų, tai gali būti požymiai, simptomai, kad reikia keisti savo gyvenimą. Nes kad tas fizinis atsinaujinimas žmogui yra reikalingas, pripažįstame visi. Mašinagi nevažiuos, jeigu mes jos neatnaujinsime, jeigu tepalų neįpilsime. Taip? O tai kaip mes patys galime važiuoti per tą gyvenimą sėkmingai, jeigu patys neatsinaujiname? Tai galim girgždėti, kažkurio vietoj gal ir nulūžti, taip? Ant kokio posūkio, ypač jeigu kas nors kokį stresą dar ten įmetė prieš pat tą posūkį sukant. Taip? Vadinasi, tas atsinaujinimas, kad ir kaip iš čia būtų, įmantriai, tarkim, tai pavadintas, jeigu toliau keliautume dar daugiau, emocinis atsinaujinimas. Ar mes, maitindami, auklėdami, ugdydami kitus, galime tai daryti, jeigu patys nepasimaitiname? Labai didelis klausimas. Ne? Ar tas kitų maitinimas gali būti tikras? Ar jis toks bus, iš pareigos? Atėjau. Ne? Man vis skamba ausyse vieno žmogeliuko mokinio per kažkokią televizijos laidą išgirstas sakinys. Man labai patinka, kai mane mokina laimingi mokytojai. Tai šitoj vietoj, ne, tai tas emocinis atsinaujinimas galbūt ir būtų kaip, toks, nežinau, paraginimas, čia gal ne tas žodis, taip, kad vis tik jeigu mes norime maitinti kitus, ir dar nebele kaip maitinti, bet prasmingai, metaforiškai kalbėkim skaniai, taip, sočiai maitinti. Taigi patys tai turim būti pasimaitinę, pailsėję, gerai nusiteikę. Ne? Ir čia šitoj vietoj nieks jums jokių patarimų per daug ir neduos. Tai kaip jūs norite, taip jūs ir pasimaitinkite. Man labai patinka dainuojamoji poezija. Ne? Aš šitoj vietoj pasimaitinu. Kažkam kitas tas šaltinis to maisto yra. Bet kad dirbant su žmonėmis, su vaikais, ir juos ugdant, o ne bet kaip dirbant, negalim ignoruoti štai tokių patarimų, kuriuos pažeria šitos knygos autoriai. Ir žinias suvokimo atsinaujinimas, ta vidinė ramybė. Ar įsileisime į savo gyvenimą rytiečių kultūrą, čia su jogom ar meditacijom kokiom, ar imsime katalikišką maldą kaip įkvėpi stiprybę eiti vėl teisingų gyvenimo kelių toje kasdienybėje. Čia kiekvieno pasirinkimas, bet apie priežiūrą
ir maitinimą šitas skyrius tikrai vertas dėmesio ir siūlytinas visiems mokytojams paskaityti. Toliau paskutinės mintys apie vedlį namuose. Dabar, kadangi vadovas, vedlys, yra toks išskirtinėmis savybėmis pasižymintis žmogus, tai greičiausiai autoriai sako, kad jis bus štai šių 4 sričių specialistas. Jis geba kritikuoti, tai daro dažnai, nesunkiai, įjungęs gynybiškumą, kiti kalti aš ne, ten mokytoja pamokysi, ne? O čia pat ir panieka ir dar tas ignoravimas irgi labai dažnas būna vadovo palydovas. Autoriai taip sako. Ir jeigu mes šitą tokį suvokimą nešamės į šeimą, tai greičiausiai šeima, namai mums ne prieglobstis nuo mūsų kasdienybės, bet dargi ir streso fabrikas. Tai sako, jeigu jūs štai ant tų esate tokie raiteliai, tos pabaigos jau raiteliai, tai reikiagi keistis. Reikia prastėjančius santykius keisti stiprėjančiais santykiais. Paprastos taisyklės, paprasti patarimai, taip? Mažiau kritikos, daugiau empatijos, to įsijautimo į kitą, mažiau skundų, daugiau išklausimo, mažiau kaltinimų, daugiau pajokavimų, galbūt ir tas kaltinimas reikalingas, bet ne šiaip per piktą įžeidžiantį žodį, bet per pajokavimą, taip? Mažiau ignoravimo, daugiau rūpesčio parodymo, mažiau aš visažinis, taip? O daugiau to džiaugsmo, paniekos atsisakyti, nepagarbos atsisakyti ir čia pat pripažinimą kitiems dalinti. Nieko nekainuoja pripažinimas, o visus taip varo taip motyvuoja, taip? Ir jeigu, sako, jūsų šeimoje santykiai bus, toks santykis, kad 5 pozityvai, 1 negatyvas, tai namai jums prieglobstis. Jeigu atvirkščiai, namai jums streso fabrikas. Ką daryti? Keistis. Sustoti, pasigalvoti, suvokti ir keistis. Dabar tas pasikeitimas atrodytų sudėtingas. Bet paskutinę mintį baigiu tokią kėdės metaforą. Autoriai sako štai tokį dalyką. Jūsų šeima kaip kėdė su tvirtu pagrindu. Jūs esate viena iš kėdės kojų. Sugalvojote, kad jums reikia, suvokėte, kad jums reikia keistis. Ir keičiatės. Ir sukatės tąją linkme, kurią norite suktis. Žinia, norite tų stiprėjančių santykių link suktis, taip? Jūs sukatės. Ir visą kėdę sukate. Net pats to ir nepastebėdamas. Bet taip savaime atsitinka. Nes pagrindas tai stiprus, stabilus, šeima. Tai su tokiais palinkėjimais, žiūrėk, tiek daug nuo mūsų priklauso. Ne? Mūsų pačių sveikata, gyvenimas, kolektyvo darna ir visa kita. Su visais tais palinkėjimais, kviesdama jau pietų, sakau, kad dažniau atsigerkite arbatos su savimi. Knygą, jeigu norėsite paskaityti, bus galima.